Žinot tos video, kur moteris pasirodo be makiažo? Dabar tas be makiažo, kur moteris pasirodo tokia, kokia jinai yra, ir paskui jinai būna su makiažu. Tai būna tokie, aš suprantu, kad, žinot, moteris galvoja, kad čia yra dėl peržiūrų, bet, tarsi, kai tu supranti, kad nėra nieko fiziško, ko nėra dvasiško, tai viskas tada kitaip atrodo, nes, pirma yra dvasinis lygmenys ir tada jau pasirodo fiziniam. Tai vat, yra tokia video, kur tipo moteris pradžioj labai šlykšti, o tada jinai su makiažu ir su šukuosena. Ir kontrastas ant tiek nenormalus gaunasi, kad eina viena tokia žinutė, tipo, moteris nepasidažius ir nesusišukavus yra šlykšti. Kas yra melas? Dar yra kiti video, kur, tarkim, mergina tiesiog paprasta, vėlgi, be makiažo, nors aš norėčiau pasakyti tiesiog natūrali, ta prasme tokia, kokia jinai yra. Ir tokia, tipo, gerutė. Ir tada, žinau, jokingai skamba, bet taip yra, ta prasme, yra tokia video, kur, tipo, stovi ir tokia, tipo, gera, ir tada staigiai su makiažu ir su plaukais ten, su mineku ir su kokia maikė, kur krūtinė matosi. Ir ten jau jinai tokia, tipo, geidulinga. Ir vat, kai pradedi sekti Kristų, ne bažnyčia, ne bendruomenė, ne denominacija, ne religija, o Kristų, nes mano asmeninė istorija yra ta, kad aš atgimiau už dvasius ir aš per vieną dieną tapau Kristaus sekėja. Ne dėl to, kad aš jau bažnyčia, ne dėl to, kad aš ieškojau Dievo, dėl to, kad aš atgimiau už dvasius. Tai žodžiu, ką aš noriu pasakyti. Makiažas pakeičia moterį. Radikaliai. Ir ne tik jos išvaizdą, bet ir jos elgseną. Nes kai aš pasižiūrėdavau į save veidrodyje su savo, yra dalykas tas, kad natūraliai moteris, be jokių spalvų, pridėtinių ir makiažo, yra, kad kūnas reaguoja tam tikromis situacijomis ir rodo žmogui ženklus. Vyrui. Tai dabar gaunasi taip, kad vyrai pastoviai gauna tos ženklus, bet jie neturi teisės jaustis ir elgtis taip, kaip šiaip tai biologiškai būtų normalu. Nes yra tik tam tikra aplinka, tam tikra vieta ir tam tikri santykiai, kur tu gali rodytis, žinai, savo vyrui, savo vieninteliam žmogui, kuris rūpinasi tavim, kurio tu rūpinies, kuris myli tave ir kurį tu myli. O dabar ką mes matom, kad ta prasme, moteris vilioja visus. Jinai galbūt mano, kad jinai nevilioja, arba jinai žino, kad jinai vilioja, bet vaidina, tipo, ne, aš nevilioju, aš taip rengiuosi dėl savęs. Ne dėl savęs tu taip rengies. Tu taip rengies, nes yra dvasia, kuri tave užvaldo ir aš tai kalbu iš patirties. Ir, ta prasme, yra žiauriai nenatūralu apsivaryti labai ryškiai juodai akis, kontūruot veidą taip, kad netitiktų tavo natūralių veido bruožų. Apsivedžiot lūpas taip, kad kai tu nusivalai, tipo, tas lūpas atrodo, kad tu neturi lūpų. Čia tiesiog šėtonas dergia moterį. Nes moteris duoda gyvybę. Ir kadangi šėtonas tą žino, jis daro viską, kad sudergti moterį. Ir dabar moteris pačios savo norų kovoja už abortus.